Pakelti gali bet kas, bet ar gali tai suvaldyti? Daugelis iš jūsų treniruojatės su stabiliais, patogiais svoriais. Bet reali jėga slypi tada, kai tenka kontroliuoti nestabilų krūvį. Nestabilus svorio pasiskirstimas priverčia stipriau dirbti korpusą, pečius, nugarą ir kojas. Tokie treniruotė reikalauja daugiau kontrolės, koordinacijos ir stabilumo nei dirbant su įprastais svoriais. Galima rinktis iš 5 svorių, todėl tinkamą variantą atras ir pradedantieji, ir pažengę. Jei tik pradedi, verta rinktis lengvesnį svorį. Pirmiausia, mokintis taisyklingai valdyti judesį, o vėliau padidinti svorį. Maišai turi dvisluoksnę konstrukciją ir yra pagaminti iš tvirto nailono. Jie yra tinkami naudoti tiek viduje, tiek lauke. Todėl treniruotę lengva prisitaikyti prie savo aplinkos ir poreikių. Mažiausias maišo svoris 45 kg, didžiausias 190. Maišas parduodamas neužpildytas. O dabar parodysiu keletą pratimų. Jeigu nori lavinti ne tik kūno jėgą, bet ir kontrolę, Strongman smėlio maišus rasi sportok.lt.